Sveiki, brangieji. Iš tikrųjų, norėjau pasidalinti tokią įdomią įžvalgą, kad apie maldą. Iš tikrųjų, kad tai yra pats intimiausias ir pats brangiausias žmogui dalykas, kai jisai supranta ir yra atgimęs santykėje su Dievu. Iš tikrųjų, kada tu ateini į maldą, tai tavo yra tas intimus laikas, kada tu labai asmeniškai bendrauji su Dievu ir pergyveni jį, ir kada būna bendros jungtinės maldos. Iš tikrųjų, aš pradedu suprasti dabar tokį dalyką, kad tenai tu negali, ta prasme, žaisti su tuo, kas yra intimu ir šventa. Ten tavo širdis turi pilnai pasitikėti tuo, ką tu darai, ir tavo vidus tiesiog turi žinoti, kad Dievo dvasia, jinai atveda į maldą ir surenka tada, kai pasiruošusios širdis tokiu pačiu ritmu plakti. Ir būtent maldininkai, aš manau, tikrai supras, apie ką aš šneku. Tiem, kam tai yra nauja, pagalvokite apie tai, kada tu ateini šeimoje ir bendrauji vienas su kitu, tu atveri paslaptis, kurios tikrai nenori, kad išeitų kur nors toliau negu tie žmonės, negu jų širdis ir negu jų meilė gali pakelti. Tam, kad tu nebūtum sužeistas, tam, kad tu nebūtum pašieptas ar kaip nors apkalbėtas. Nes tu pasitiki tą meilės atmosferą, kuri yra tenai. Todėl, kas renkatės į maldos grupės, aš tikiu, kad jeigu tose maldos grupėse nėra bendravimo, trūksta to intimaus, artimo, visiško atsidavimo viešpačiui, ir kad šitas dalykas nepavirstų tokia nuobodžia rutina, aš nuoširdžiai patariu maldos grupių vadovams, suorganizuokite išvykas, suorganizuokite tai, kur vieni kitus geriau pažintumėt. Ir kad tas jaunimo grupės greičiausiai čia žiūri šitą dalyką, tai suorganizuokite ar su dviračiais, ar kokį žaidimą, ar kokią veiklą, kad ta kažkokia bendra veikla jūs apjungtų ir pagautumėt vieną mintį. Kada esate susirinkę, šnekatės, yra viskas svarbu. Yra svarbu tiek visi dvasiniai reikalai, tiek yra visi sielos reikalai svarbu. Ir kada jūs pajaučiate vienas kitą, kiek teko man skaityti apie prabudimus, iš tikrųjų visur didieji prabudimai atėjo, kai visų širdis plakė vienu akordu. Ir širdies neįmanoma, kad širdis plaktų atskirai nuo sielos, neįmanoma. Jūs man sakykit, ką nori, tai yra sielos dalis. Ir kada siela išsibalansavusi ir nepriima to, ką Dievas nori išlieti, jinai nepraleidžia. Dievas gali daryti, ką nori, bet jeigu siela nepraleis, ir nepraleis. Ir šitoj vietoj, kada visas vidus pagauna tą ritmą ir kiekvienas tos maldos grupės dalyvis pilnai atsipalaiduoja ir praleidžia Dievo dvasią lengvai tekėti pro jį, tada Dievo pilnatvė pradeda reikštis ir tada tas vadinamas prabudimas, ta išorinė Dievo šlovės išraiška, tiesiog jinai prasiveržia, nes tau taip aišku, kad tai Jėzus karalius, kad jisai viešpats, kad jisai gydo visas ligas, visas negalias ir kad tai tokia gera žinia, kurios tu negali išlaikyti savyje ir kad tavo visas vidus persipildo tos jėgos, to užtikrintumo ir tu kai sakai, tu žinai, kad jisai yra atleidęs visas nuodėmes, išgydęs visas ligas. Ir numirėliam gali sakyti kelkitės, ir ligoniam gali sakyti imk savo gultą ir vaikščiok, ir bet kokiam demoniškom jėgom pasakyti užsičiapk ir varyk lauk Jėzaus vardu. Tai čia yra tikrasis prabudimas, kada tavo siela muša vienu unisonu kartu su dvasia. Taip, kad būkit palaiminti, būkit susivienyje vienoje mintyje, vienoje dvasioje, šventojoje dvasioje. Gero jums sekmadienį.